Jūs, Mauzeris, sakykit, ką norit, bet aš skaitau, kad nuo rudenio Lietuvoje gyventojų ims daugėti. Čia kokią nors naują taip programą čia Kubilius pasiūlė? Kubilius šiuo klausimu jau nieko negali pasiūlyti, tai žmonės patys pradėjo krutėti, brusdėti. Tai čia ta prasme, kad va taip, nežiūrint skurdo, va, daro vaikučius, ne? Gimstamumą ėmė skatinti spalvoti moteriški žurnalai. Vat, pavyzdžiui, nusipaveiklavo Zvonkė su savo pilveliu ant viršelio ir jau 20% Lietuvos moterų ėmė niuksėti savo vyrams į šoną. Vakare niuksi vyrų į šoną ir ryte niuksi vyrų į šoną. Visiai dar maža. Iš pavydo. Pavydį Zvonkiai. Tai čia nepatikrinta informacija? Patikrinta. Maniškė vakar skandalą pakėlė. Sako, noriu ant viršelio, bet manęs be pilvo ten nieks neima, sako Maniškė. Sako, davai imkis reikalo, sako Maniškė. Nu ir ką? Išsisukau. Tam kartu apsimetau, kad galva skauda. Bet šiandien žiūriu vėl, vat, stiliaus žurnalas ant viršelio Vaida Grikštaitė, reiškiasi, su pilvu. Tai reiškiasi, man vėl šiandien vakare niuksės į šoną. Tai kaip man šį vakarą išsisukti? Nu, bet čia tai tik taviškė, nu gal nori ant viršelio? Nu, kur tik tai Maniškė? Visas padėsdas nori patekti ant viršelio su pilvu. Va kaimynė iš apačios tokia boba savo vyrui vis niuksi, girdisi iki mūsų dainą garsą. Sako, žiūrėkit, Sarkozienė net su pilvu, o tu dar man vis galva tau skauda. Aš tai galvojau, kad nuo prancūziško sekso vaikų nebūna. Ir šią tau. Būna. Ir nuo prancūziško, ir nuo graikiško, ir netgi nuo lietuviško būna kartais, jeigu tik tais galva neskaudži. Tai žiūrėk, po pusmečio su pilvais ant viršelio bus ir Stumbrienė, ir Pronina, ir Budrienė. Jo. Sako, ir Agnė Jagelavičiūtė vėl prie vyrų lenda.